Taip, taip. Reikia uždėti kokį raštelį. Vedinuosi, bet tavęs nelaukiu. Vyksta ventiliavimas. Taip. Ventiliacija. Prašome neiti. Taip. Kūrybotyra. Sveiki. Tinklalaidė Kūrybotyra sveikinasi Milda ir Augustinas, ane? Ir dar Jonas mus įrašinėja. Taip, ilgai čia netempsim su tais prisistatymais, pasisveikinimais, jau girdėjot mus ne kartą tai darant. Espresso macchiato. Taip, važiuojam prie temos. Šį kartą aš turiu tokią temą, gal truputėlį norėsiu paprovokuot, man patinka šita dalis. Drąsa ar tiesa? Ne visai, Ačiū bet Dievui. Kažkiek šilta. Tai mes tikrai ir tu, Augustinai, esi girdėjęs, aš ne vieną kartą girdėjau, aplinkoje nuolatos girdim ir čia visi kalba apie tai, kad jaučiam tokį spaudimą būti originaliam, būti autentiškam, būti viską čia daryti kitaip, kūrybiškai, spaudžiam gazą, dugną ir ar neatsitinka taip, kad tas spaudimas būti originaliam, būti kitokiam, tampa tokia kaip ir kliūtim, o ne dovana? Yra tokio jausmo? Be abejo yra ir labai sudėtingas jausmas, nes netgi gaunant bet kokį užduotį, norime ją dažniausiai padaryti, ne tik formaliai, aišku, būna įvairių užduočių, bet norime padaryti jas ir tikrai gerai, ar bent labai gerai, o kartais net ir puikiai. Ir sako, vis tiek tu būk kūrybiškas. O jeigu tu nori tą dieną tiesiog būti paprastai. Ir tas kūrybiškumo kultas ateina ne tik nuo švietimo visos sistemos, nuo reklamos, nuo darbinių situacijų, nuo visko. Tai va, mano toks klausimas ir iš karto tema, ar kūrybiškumas visada padeda, ar kartais tiesiog užknisa, taip tariant. Vėlgi priklausoma nuo tavo darbo specifikos. Jeigu tu kiekvieną dieną tave, kaip tu ir sakai, spaudžia būti kūrybiškam arba kūrybiškai, tai tikėtina, kad jeigu su tuo nesusitvarkai, neturi metodikų ir nežinai, kaip tą padaryti, taip tai yra be galo sudėtinga. Tai va, šiandien pakalbam apie kūrybiškumą, kuris užknisa. Tokia tema. Gerai, bet tu turi man kokį nors pradžiai pavyzdį pasakyti, aš tada jau įsibėgėsiu. Aš pirmas nenoriu pasakoti, nes dar kol kas noriu pažiūrėti, nuo kur čia iki kur. Aš truputėlį iš to bendro paukščio skrydžio, kad drono skrydžio. Iš drono skrydžio, taip, visiškai. Mokykloje turi mokiniai būti kūrybiškai įgyvendinti projektus. Per darbo pokalbius mes turim kūrybiškai pasirodyti, kad mus atkreiptų į mus dėmesį, priimtų į vieną ar kitą poziciją. Turim būti inovatyvus, mokinius nuo darželio laikų jau ten ir lyderiais, inovatoriais, ir originaliais, kūrybiškais auginam. Čia visi tokie wow. Mano profesorė yra pasakiusi, tu sako, žinok, prie bet kokio žodžio pridėk žodį lyderystė ir iš karto pažiūrėk, koksai next level gaunasi. Pavyzdžiui, seksizmas ir lyderystė. Iš karto, tokie kursai, ar nenorėtum užsirašyti? Visai nieko, šiaip skamba, visai iš karto, prie bet ko, žodžiu, bet X ir lyderystė, tai yra skamba. Lyderystė buityje. Taip. Iš karto, kokie kursai, iš karto plus 30, ta prasme, jau čia bonusos taškų, jau čia wow, kaip skamba. Apie tą mokyklą, kaip paminėjai, tai labai juokiausi, nes ne tik tais mokiniai, iš mokinių reikalavimo, kad jie būtų kūrybiški, bet tėveliai net ir nereikalaujant, jie būna kūrybiškais. Ir mano tokia paskutinė naujiena, kurią aš čia visai neseniai išgirdau ir kvatojausi už pilvo susiėmęs ir ištraukiau iš bambos pūkus ir sakiau arklys, nes tėveliai, nežinau ar girdėjai, bet vaikam yra privalomos savanorystės valandos. Taip, socialinės valandos. Tos socialinės savanorystės, tokie kaip ir geras good deed, ar ne tas geras poelgis kažkoks toksai. Bet kas dabar vyksta, tėveliai supyko ir sako, ką čia iš vaikų reikalaujate, ir pradėjo rinkti parašus peticijai. Taip. Tai kad nereikėtų vaikam eiti savanoriauti. Tai aišku, kam čia reikia, tai kam čia tą jaunimą ugdyti? Kam reikia ugdyti, kad jisai būtų geras žmogus? Nafik reikia. Tai nereikia, tai tada to nedarykim. Parašykim, surinksim parašus, aiškiai pastovėsim, papikėtosim, ir viskas. Tai man toksai, aš tai tikrai iš tos peticijos nepasirašysiu, kokią nesąmonę. Tai jeigu bet tas yra dalykas, aš noriu ir pritarti tau, ir šiek tiek paprieštarauti. Nes kartais mes turime paprašyti padaryti to,
ko jie galbūt kartais ir nenori daryti. Užvest ant kelio, čia iš tos Ir ne tik tais, ir ta prasme, va tą savanorystę, nueiktų į tą prišiktą narvą, ar ne, ten kokioj nors šunų globos namuose, ar ne, ir jį išvalyk, arba paimk tą šuniuką, pavedžiok, tą katinuką tenai, nuprausk, nuvežk ir ten pasirūpink kažkuo kitu, kaip empatiją ugdyti. Tai yra labai paprasta, nes mokyklos sutarė, kad tokiai mes pasimsim, mes šitą dalį pasiimam, imam tokį formatą. Ir taip, tai veikia. Mes nesam inovatoriai, nesam pirmieji pasaulyje, kurie tą darytų. Bet matom, kad tai padeda. Kodėl ne? Nu taip. Aš tik galvoju, ar čia mes nenuklydom truputėlį nuo to spaudimo būt kūrybišku į tą, kaip čia, socialinės gal tokios atsakomybės, ne, truputėlį kampą. Tai kad ir socialinės atsakomybės, ar ne, kaip dabar, pavyzdžiui, irgi skundžiasi senoliai, kad jie įlipę viešai transportą, kad jaunimas sėdi, jų neužleidžia jiems vietos atsisėsti. Palaukit, ar mes juos mokinam, kad reikia gerbti vyresnį žmogų. Taip, kai kuriuose kultūrose tai yra numatyta, tai yra diegiama nuo pat mažens, bet dėja mūsų lietuvių kultūroje Lietuvoje tas šiuolaikinėse šeimose dėja tai nėra ugdoma. Tai kodėl mes piktinamės? Mes nesipiktikim, kad jie neužleidžia mūsų, ieškokim problemos, kuri yra galbūt iš kiek anksčiau atėjusi. Tai tu už tą paspaudimą, ne? Aišku. Gerai, spaudžiam. Tai ir spaudžiam, kad reikia būti kūrybiškiam, visiems autentiškiam, individualiem. Kad tavęs čia prašo, vadinasi, tu gal nepavarai. Gerai. Aš čia ne apie save, aš čia bendrinė prasme. Mūsų yra problema. Visiškai. Kaip vienas garsus prezidentas yra pasakęs. Taip. Tai gerai, tai tu atstovauji tada šiandien tą spaudiko vaidmenį, aš apie ir tai, kad... Čia man. Gerai, aš tik taip oponuosiu, kad kūrybiškumas, kur mes turim tokį įsivaizdavimą, kad turėtų spontaniškas procesas būti, menininkė. Taip, įrėmina. Ir kūrybiškumas kaip ta normos kultūra tampa tokia liktai madinga etiketė, nemanai, kad po to spaudimo būti kūrybišku truputį ir tą autentiškumą prarandam. Žinok, rėminimo verslas tai labai yra pelningas. Taip. Aš pažįstu tokį draugą, kas jisai tikrai klausosi atpažinti save. Tai jis, žinok, iš to rėminimo ir namus pasistatė, ir motociklą nusipirko, ir į Havajus nuskridęs, yra viskas iš rėminimo. Tai tikrai tame nieko blogo nėra. Aš tai matau, kad yra blogos. Žinai, kas atsiranda iš to rėminimo? Atsiranda kūrybinio nerimo būsena. Nes mūsų rėmina, spaudžia, taip, tai aš dabar mes pasiskirstėm vaidmenim, tai tu už rėmintoją, aš už rėmų laužytoją atsakau. Taip, tai net yra toks terminas kūrybinio nerimo būsena, kai mes nuolat jaučiam tą spaudimą, jaučiam, mus spaudžia, čia būk autentiškas, būk individualus ir toks kartais atsiranda į kitą pusę viskas įsiverčia ir ką aš matau ir pastebiu, iš to kūrybiško pertekliaus nueinam į banalumą. Nemanai, kad, gerai, verčia čia, spaudžia, reikia būt, prasisuksiu čia. Ir tas rezultatas kartais tampa toks banalus. Aš dabar iš kitos stovyklos pusės pasakysiu, ar ne? Daviau studentams užduotį. Taip. Nesakysiu nei kokiams studentams, nei kiek jų buvo, nei kokia užduotis buvo. Visi išlaikė, žemiausias balas 7. Kiekvienam individualiai parašiau atsiliepimą. Kodėl gavo tokį pažymį. Taip. Naudojimas yra tokia britiška metodika sumuštinio, kur tu pradžiui pagiri, pabari ir vėl po to pagiri, pamotyvuoji. Okay. Bet tai nesvarbu, aš visiems, net ir tiem, kurie ir 10 balų gavo, aš tą sumuštinį irgi sutepiau, ar ne, tą buterbrodą ir pasakiau, kad taip padarei, galėjai šiek tiek kitaip, arba norint dar augti ir daryti ir po to, ir vėl sugrįžtu, ar ne, vėl prie gerų dalykų. Ir įsivaizduok, yra ne vieną kartą gyvenime buvę, kada žmogus ateina ir sako, man tai reikia 10. Bet tai 7 gavai. Ir pasakau, neįvykdai iš tos dalies, pagal užduotį buvo prašoma to, tu nepadarai, čia niekaip neišeina, ir net 8 net neišeina. Labai norint galiu paklausinėti, bet tai būtų nesąžininga kitų atžvilgių, nes tu nesi vertas ar verta būtent to aukštesnio balo. Bet aš tai, žinokit, stipendijos negausiu. Ir tai tampa mano problema. Čia perkelta atsakomybė. Nes dabar gaunasi aš tam žmogui griaunu gyvenimą. Po to aš ten negausiu stipendijos, negausiu bendrabučio, aš moku už mokslą, aš ir taip šičia, aš noriu baigti su pagirimu. Tai ką darai? Tai ką darau? Tai tada klausimas yra moralės klausimas, ar aš tada galiu žaisti su tuo žmogum, sukurti, bet aš čia galiu kažką papildomai padaryti.
Nu tai galvoju, dabar man čia reikia šiltnamį sukast namuose. Dar čia reikia lapus sugrėbti. Nu tai tu nekviesi, kad jis tau kažką darytų. Nu aš čia jau visiškai iškreipiu tą nesąmonę. Tarsi čia yra visiška nesąmonė. Kodėl tada kiti negali irgi ateiti ir taisytis to balo ir pažymio? Nes buvo sąlygos, žaidimo sąlygos tokios. Kai pasirašai sutartį su aukšta įstaiga, yra pasakoma, kad tu galbūt turi savo įsivaizdavimą, bet universitetas, aukšto įstaiga turi savo įsivaizdavimą taip tos procesus, kaip yra atsiskaitimai, kokie yra formatai ir tai kartais tikrai yra, ne taip, kaip tu įsivaizduoji, tai ne taip, kaip tu nori. Taip. Ir tada tai tampa tavo problema, nes man tai netinka. Nes jeigu, žinokit, aš tai visur, ir aš suprantu, kad tas studentas, tas žmogus nuėjęs ir sidėrėjęs pas kitus ir su savo tokiu moraliniu, ar ne, tokiu spaudimu, jisai kitus galbūt užknisa, galbūt kiti sutinka ir sako, aš pas jūs vienintelį dabar turiu blogiausią ir dėl jūsų. Ir tai tampa mano problema. Kaip spręs šitą dalyką? Nu, čia jau dabar tu jau mane į rėmą bandai. Nu, tai ne, tai dabar čia be rėmų, tugi be rėmų, aš čia su rėmais. Tai tu dabar be rėmų pasakyk. Tai va čia jau tas spaudimas prasideda. Būt originaliai, kūrybiškai čia dabar pažiūrėti šitą situaciją. Tai kur kieno pusėje tiesa? Tarpė tarp. Eik tu, rimtai man tai netrodo tarpė. Ne, nes tai buvo ir terminai, buvo atsiskaitimai, buvo formatas, žmogus ne pirmam kurse, ne pirmam semestre, nes vis laiką pirmam kurse, pirmam semestre ten galima su žmonėms sustarti, galima padovanoti kažkokį vertinimą, bet kai ateina ir čia net ne apie lytį šnekant, čia tiek vyrai, tiek moteris tą daro, tai čia irgi, labai keista. Bet čia gal kartais, žinai, ateina įvairių aplinkybių, kur jeigu tai atsitiko pirmą kartą ir ten, nežinau, netaikai tokių. Ne. Gerai, čia aš paprovokavau. Bet tu norėjai dar pavyzdžių, tai aš dabar apie, sakėjai, kokių nors pavyzdžių, kaip čia su tuo kūrybiškumu ir panašiai, tai tikrai žinom ir design thinking metodikas, brainstormus ir hackathonus įvairius, kur reikia prašoma prigeneruoti. Paaiškink žmonėm. Taip, tai prašoma prigeneruoti įvairių naujų idėjų. Dažniausiai būna ribotas laikas, spaudimo tokio uždedama ir norima naujų idėjų, bet kartais pritrūksta laiko ir mažai skiriama jų įgyvendinimui. Ir žmonės ateina tas nuovargis nuo to nuolatinių naujų kampų ieškojimo. Ir pavyzdys čia toks būtų darbinių, kai įmonė keičia strategiją ir sako, juk dabar tokie laikai, mes turim visi būti lankstus, turim nuolat persiorientuoti, prisitaikyti ir reikia būti kūrybiškiem ir nuolat čia pasikeisti. Iš praktikos turiu pavyzdį. Taip. Ar tu dar norėjai kažką pridėti? Ne, aš čia tokių iš užvedimo ant kelio ir tokių kampų. Šmiklinis, angliškai Hallowinas, ar ne? Ir iš artimo rato vienas draugas pasakoja, mes turime daryti Halloweeną, turime švęsti. Bet ne visi nori. Ką daryti? Kas yra Halloweenas, tai nepaaiškinsiu, kodėl tas daroma, ką tai reiškia, gal čia nesiaiškinsim, bet iš esmės mes visi žinom, kad reikia persirinkti kažkuo, galbūt pakraupinti, pašmėklinti, išgąsdinti, kažkaip keistai, galbūt juokingai, visaip galima, ar ne, išspręsti šitą dalyką. Kaip priversti įmonės darbuotojus, kad tai būtų įvykdyta? Ką daro? Žmogiškų išteklių skyrius parašo laišką, kad turit ateiti, bet, kas norit, būtų gerai. Tokį labai low motivation, labai žemos motivacijos laišką. Ir mano bičiulis perima, kaip sakant, vairą ir parašo, kaip silpnai čia parašyta. Neateisit apsirengę į heloviniškai, neįleisim į patalpas. Ir linksma. Bet tai laisva diena? Ne laisva, tai tau darbai yra. Bet dėl ko tas daroma, nes mes turime atrodyti vakarietiškai prieš savo klientus iš užsienio. Čia toks tikslas. Tai ar tai tikrai yra organiška ir tikra ar ne? Tai va čia yra keli klausimai. Darželiuose, pavyzdžiui, arba mokyklose kai kuriuose, vieni darželiai, pavyzdžiui, matau einant pro, net ir iš išorės matosi, kad einant iš lauko, matai, kad vidaus patalpos yra papuoštos, išdažytos, šmėklinio tema. Kitos mokyklos eini nieko nėra ir esu girdėjęs kalbų, kur sako, mes nešvenčiam, nes tai nėra mūsų krašto, ne mūsų tautos, ne mūsų šalies ar papročių šventė. Yra kitos šventės, kurias mes švęsime, mes klasės nepašiame. Čia gerai ir blogai? Čia
tada aš tokį kaip klausimų į klausimą atsakysiu, nes nebūtinai turbūt visada darom tą, ką norim ir patinka. Čia apie darbinės, kad jau pradėjai situacijas, kad ar darbė švest ar ne. Čia tu vedi, nepamirštam. Taip. Bet čia diskutuojam bendra prasme, kad ir darbė ne visada darom, kas patinka, ne? Taip. Tai kiek mes turim čia teisių, laisvių ir kokiu nors čia lankstumo būti. Pasiskaitai darbo sutartį. Taip, pagal darbo sutartį tu neprivalu švęsti šventes, kurios, ne? Taip. Bet gali ateiti nepersirengęs ir sakyti, aš čia būsiu savimi šiandieną. Ne? Taip, gali pasimti laisvą. Baidysiu visus būdamas savimi. Tai va, tai nežinau, čia švenčių ta ideologija vieniem patinka, kitiem nepatinka, aš nieko prieš, kas švenčia, nieko prieš, kas nešvenčia. Man tiesiog atrodo laisvas pasirinkimas, kas ką nori, tas tą daro. Tai bet kai tu tiesiog aš pasirenku pati, ar aš tai darau ar ne. Bet kai tau paskambina į duris, per užgavėnes, ne, ir per šmėklines, ir vaikai, jie nieko tau nepasako, kažkokiais kostiumais apsirengia, ką ten sakinį sumarma ir duok saldainių. O aš tai paprovokuoju jos, tai sakau, kas čia dabar vyksta. Tai taip lengvai nepaleidi. Nebūtina taip lengvai paleidi. Aš tai ko gero sėdėčiau, žinok, išsijungęs šviesas tą dieną, kad nieks neįtų pas mane. Ir per užgavėnes? Taip. Nu, prašau. Skūpas. Viskas aišku. Gerai, tai čia nenuklystam, kaip čia, iš švenčių, ne šventės mūsų tematika, laikom vairą. Ir apie tos minėtus pavyzdžius, kad vis spaudimas, reikia kūrybiškiem būti ir žmonės pavargsta ir truputėlį tas kūryba lyg tai atrodo, kad kyla iš tokio įsakymo, o ne iš smalsumo. Nu tai taip, nes mes turim skirtingus tokius kampus. Tai tu nori, kad tau dar ir pėdų masažą dar padarytų prie viso to, kai tu tenai kūrybiškai kažką tai spręsi? Ne, aš noriu, kad tiesiog nespaustų, o duotų pasireikšti. Tai truputėlį mes iš tos laisvės, kartais suvaržydami tą laisvę galvojam, kad čia viskas ir pavyks, kaip aš dabar užsisakysiu ir dabar čia bus visi kūrybiški, bus visi originalūs, bet ne visada vieniem visi dalykai veikia tie patys. Bet tai aš, žinok, gal ir sakyčiau, kad jeigu kalbant apie verslą, tai yra versle kūryba, kuri nelaikoma kūryba ar kūrybiškumu, dėl to, kad tas metodas yra iki skausmo žinomas, kaip pavyzdžiui SSGG. Taip. Stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės, ar ne, SWOT analysis. Ok, visi žinom šitą metodiką, čia yra kūrybiškumo metodika. Jo, SSGG pasidarėm, čia verslo strategija, planą čia mes darom, čia. Tai aš manau, kad irgi galbūt, jeigu sprendžiant tą problemą apie tą vertimą ir taip toliau ir tą laisvę, gal reikia ateiti ir vadovui ir pasakyti, žiūrėk, aš dabar suradau metodą kūrybiškumo, čia vat ir įvilkti į tą viršelį, papuošti tą lėlę, ar ne, tarsi, nu, vat tą Trojos arklį savo įstumti taip, kaip kalbėti taip, kaip nori girdėti kiti. Ir tada tu gali su savo tą kūrybinę laisvę ir su savo formatu ir su savo komandiruotė į užsienį tą, ką nori, tu tą ir pasieksi. Bet viena yra turėti kokią originalią idėją ir dar kita dalis ją apsiginti. Taip. Tai čia reikia vėl kitokių įgūdžių, mokėti ir dėrybų meno, ir iškalbos turėti, nes neužtenka. Ir manipuliavimo. Taip, dėja. Nes gali būti labai originaliai mąstantis, bet jeigu nesugebi pristatyti tos idėjos ir jos iškomunikuoti, ištransliuoti, tai kažkur nublanksta ir išsisklaido. Dalis intravertų išjungia jau po šito pasakymo mūsų tinklalaidė nebesiklauso. Bet mano mintis tokia, kad kai kūrybiškumas tampa KPI su tuo vadinamu, tai jis kartais net ir nustoja būti kūrybiškumu. Bet aš turiu draugų, pavyzdžiui, tų pačių intravertų, kurie tų KPI-sų turi susikūrę ir jiem tai kainuoja energiją, jie vargsta, jie žino, kad turi padaryti, jie grįžta namo, ten, nežinau, nusiplauna rankas, veidą, dantis, išsivalo, gal užvalgo, eina miegoti, prasme, jie išsekę grįžta, nes jie žino, kaip veikia sociumas ir jie suvokia tą, bet tai jiem daug kainuoja. Taip, dėja. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Taip pat gali mus paremti Contribui platformoje. Ir prie šitos tematikos dar kalbant apie tą kūrybinį užknisimą, turim dar tą kūrybinio triukšmo visą situaciją ir fenomeną, kai
per daug yra idėjų, bet per mažai įgyvendinimo, turim daug tokių chaotinių situacijų, ateina idėjų infliacija, žodžiu, tas originalumo siekis tampa tuščias ir kūrybiškumas be filtro liktai ir sukelia chaosą ir daug idėjų tai nelygu visiškai gera kūryba. Kaip tau tas visas kūrybinis triukšmas, kaip manai, jisai sukelia tokių daugiau distrakcijos, ar iš to triukšmo, kaip tik jeigu jeigu turi gerą filtrą, čia tai užsidėjęs, sugebi kaip tik daugiau prisižvejot dalykų kūrybinių. Aš tau netgi pasakysiu, kad aš iš to kūrybinio triukšmo žinau tam tikras fazes ir momentus, kada man tos gerosios idėjos dažniausiai ateina, žinau momentus ir netgi, pavyzdžiui, galvodamas mūsų tinklalaidės temas, aš susigalvoju, tai dabar man reikia sugalvoti, ką aš diskutuosiu, tarkim, ką mes diskutuosime kartu, kokią aš tau temą pristatysiu. Ir aš žinau tam tikrą fazę ir aš jau pradedu kviesti tas mintis, tas idėjas ir man ta tema ateina. Ir aš, pavyzdžiui, netgi irgi netaip seniai buvo, sugalvojau prieš pat miegą, gerai, tai šitą temą darysiu. Bet reikia kažkaip nepamiršti tos temos. Ir aš kažkur ją liktais ir pasižymiu ir aš galėčiau užsirašyti, bet aš to nedarau, nes aš stengiuosi treniruoti ir atminti. Kitą rytą atsibundu, ką čia reikėjo, ką mes čia buvom, o Dieve, tokią gerą atsimenu, kad turėjau idėją, bet aš dabar, kaip aš čia tikrai su Mila tą temą padiskutuočiau. Ir po to ta tema sugrįžta. Ir aš tada džiaugiuosi, kad aš vėl pasitreniravau ir vėl tas kūrybiškumas, originalumas ir netgi tą atminties treniruotę. Aš, aišku, vėlgi žinau savo tas silpnybės arba žinau, ką noriu lavinti. Ir netgi mano, tarkim, tas pats kūrybiškumas, man, pavyzdžiui, netgi keista, kad kartais mes žinome netgi ir komandoje, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi, ten netgi grupė žmonių gali turėti kažkokį, tą pačią problemą. Kad ir tą pačią atminties, imkim problemą, kad žmonės užmaršus yra, kažkas yra nutikę. Čia galim kaltinti COVID, galim kaltinti didžiulius darbo krūvius ir įvairiausius dalykus. Ir galvoju, o kodėl nepadarius, nepasamdžius profesionalo žmogaus, kuris ateitų ir pamokintų žaisti pokerį. Pokerį, ką čia, aš moku pokerį žaisti. Bet ne tai, kad pokerį, o kaip susidėlioti metodikas, kad išmokti tas kortas, kurios yra išmestos, kad susidėlioti taip, kad, tarkim, aš einu į namus, atsirakinu spyną, rakto įkišimas į spyną simbolizuoja ten širdžių karalių, ar ne? Tai jisai jau buvo iškritęs. Tada atsidarau ir pamatau, atsidaręs duris ką pamatau, padėti batai prie durų. Vadinasi, dabar 3 poros batų, kokie nors tenai botai, sandalai, ar ne, ir ten kokios nors, tarkim, nežinau, ten kokios nors tapkės. Ar ne? Ir tada tie visi 3 vėl prisiriša kažkokios kitos kortos, kodėl to nepadaro. Tai čia per asociacijas toks. Taip, bet yra tų metodikų, pavyzdžiui, kaip žaisti pokerį, tai ne tai, kad taisyklės. Ir aš, pavyzdžiui, žinau draugus, kurie mokosi šito dalyko ir jie mane kviečia žaisti, aš sakau, aš nežaisiu. Tai mes ten iš pinigų, gal ten po 10 eurų. Nesakau, neįsiu nežaisti, nes aš žinau, kad tu treniruosi. Aš sakau, aš nemoku žaisti pokerį. Tai nereikia, aš tave pamokysiu. Tai tu ne tik moki žaisti pokerį, bet tu ir moki susidėlioti tuos žingsnius ir atminti. Tai čia tokia kaip ir metodika jau beveik pasidalinai. Taip, bet čia yra klausimas apie komandas ir tuos KPIs-us. Kas yra KPIs-as? Tai Key Performance Indicator. Tai reiškia tam tikras segmentas, tam tikra kartelė, kurią tu turi pasiekti ir tai yra būtina padaryti. Taip, kad tu žinotum, kad tam tikras tikslas yra pasiektas. Kaip tu tą darai? Yra problemos ir ne kažkokiai komandai. Tai mes turime tai spręsti. Kūrybinis metodas. Tai ir padarykime. Kodėl mes to nedarom? Taip. Tai čia rekomendacija. Tai ne tik, taip. Pirkite mokymus. Taip, galim mes irgi pasiūlyti savo mokymus. Tai mes ne tik galim, mes ir siūlom. Taip. Tai žodžiu, mes išsiaiškinom, kad tas kūrybiškumas tikrai gali užknist, gali tam tikrų apribojimų atnešti ir kaip tik nuslopinti tą motyvaciją. Ir idėjų išdeginimas, toks lyg tai atsiranda idėjų išdeginimas, vietoj to, kad taip, visiškai tokie išplikus būna, tai su kūrybiškumu irgi tas pats nutinka. Tai, kad taip nenutiktų ir kad neužknistų, tai reikia, nežinau, tokį ir atsparumą truputėlį išsiugdyti ir ką mes kiekvieną kartą kalbam ir siūlom jum, rekomenduojam įvairias metodikas naudot.
Tai mažiau jūs ten pasiduokit tiem spaudimam, tiem rėmam, o eikit ir naudokit tuos įrankius, kurie yra ir kurie būtent padeda tam kūrybiniam raumeniui treniruotis ir nebus jį taip lengva ten sugniuždyti. Tai gal tada, jeigu turi kokią nors metodiką dar be to, ką paminėjai apie pokerį, pabaigai mes pasidalinam, ne? Na, be pokerio mano metodika galėtų būti klausytojams ir žiūrovams tokia, kad siūlau ir rekomenduoju išbandyti tai, ko niekados nedarėt, kas jums visiškai netinka. Vienas geriausių dalykų, pavyzdžiui, esu tą irgi dalyką bandęs ir daręs, daug kas sako, kad tai yra šiaip keistas dalykas arba blogas dalykas, kada perki žmogui dovanų kuponą. Bet yra įvairiausių svetainių, įvairiausių portalų, įvairiausių ten knygelių ir prekybos centruose būna netgi tos stotelės, kur tu gali ateiti ir pavartyti tą dovanų kuponą. Ir man yra tekę, aš esu tokį irgi savo iššūkį pasidaręs, labai keistas šiaip jausmas, kada tu pasiimi tą dovanų knygelę su tais įvairiausiais galimybėmis ar ne, ką ten ką gali nuveikti. Ir renkiesi ne tai, kas tau labiausiai patiktų, tai, kas tau labiausiai nepatiktų ir to, ko tu niekad nedarytum. Kas keiščiausia, ir tu čia ir paskutiniai vietoj. Rekomenduoju pabandyti padaryti tai, ko jūs niekad nedarytum ir tai, kas tikrai arba bijot, nežinau, tai vandens motociklo greičio sušlapti, nukristi. Būtinai pasimkit vandens motociklą. Kiek pasikeis dalykų, kaip pasikeis požiūris. Nu jau šito tai tikrai nedaryčiau. Ir iš kur šitą metodiką ateina. Tai gyvenime ir, kaip ten sako, niekados nesijuok, nesižadėk, ko ten ubago lasdos, kažko dar tenai, kaip ten kažkaip mano... Nu, yra toks. Yra toksai pasakymas. Aš tai šitą vadinu, o kodėl ne metodika, jeigu sako. Ir aš esu gyvenime pasijuokęs iš tų dalykų, net nenoriu, bet jų buvo tiek, aš dabar nebesijuokiu. Aš žinau, kad aš ten galiu atsidurti, bet kartais tą darau sąmoningai. Ir kartais tai atiduoda naują galimybę, naują postumį, naują akstiną. Tai tą siūlyčiau ir padaryti. Net tokį kaip iššūkį savo galite išskelti. Per mėnesį padaryti po vieną tokį net dalyką. Į metus mažiausiai 4. Taip, puikiai. Gerai. O mano metodika tokia, aš pavadinau visiškai tokia, kaip čia, buities inžinierium tapt. Tai buities inžinieriaus metodika skamba taip, kad iš aplinkoje esančių daiktų, kurie yra visiškai įprastiniai ir kiekvieną kartą juos matot, ar namuose, ar darbe, ar, nežinau, laisvalaikio vietoj, kur leidžiat, matomi daiktai, paimat juos, skiriat truputėlį laiko ir iš jų sudėliojat kokį nors naują sprendimą. Įsivaizduokit, kad esat kūrėjai ir turit ar tai naują meno kūrinį sudėliot, ar kokią instaliaciją, arba, tarkim, kokį pastato maketą. Tai čia toks buities inžinieriaus iššūkis, kur leidžia į aplinką pasižiūrėti kitų kampu, leidžia daiktus, kurie yra nuolat, lyg tai jų jau nebepastebim, pamatyti juos kitomis akimis ir tiesiog atrodo kvaila ir kam čia to reikia, bet pamatysit, kaip kartais tokios metodikos pradeda leisti aplinkoje pastebėti net ir smulkiausius pokyčius, mažmožius ir iš tų gimsta dar nauji sprendimai. Ir tai tokia. Matyti tai, ko nemato kiti ir suvokti, kad tai gali būti panaudota dar ir kitam. Taip. Nežinau, reikalui, interesui, sprendimui ir panašiai. Taip. Tai būkit buities inžinieriais, būkit tais bandytojais, kurie niekada negalvojat, kad išbandysit vieną ar kitą dalyką ir darykit tiesiog. O mes jūs čia kaip čia verčiam, spaudžiam, raginam ir bet tą gerąją prasme spaudžiam, o ne dėl to, kad užknistų kūrybiškumas. Taip. Ir dar spaudžiam visus tuos, kurie paklausė iki šio momento, atidaryti Contribin nuorodą ir nupirkti man, Mildai ir Jonui kavos. Ir spauskit mygtuką sekti mus YouTube ir Spotify kanalas. Ir nykštį. Iš anykščių visi spaudžiam nykštį. Taip. Iki susiklausimo kitais kartais. Viso geriausio. Ate. Iki. Kūrybotyra.